rubrika pristato Medėja, sveikatos ir grožio vardu pavadintas modernus, didelis, sėkmingai teikiantis medicininę pagalbą ten, kur reikia, tiems, kam reikia, diagnostikos ir gydymo įstaigų tinklas. O su padėkomis vaikų gydytojams atvykę į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vaikų ligoninę pamatėme šventės, kurią sukuria mums svečiai, laukimą, o svečiai šiandien ypatingi. Šiandien pas mus į ligoninę atvyksta Gražina Liautau, tai yra mūsų pagrindinė, kaip mes sakom, sponsorė, kurie dėka Čikagos lietuvių, iš vis amerikiečių lietuvių organizacijos Lietuvos vaikų vilties prezidentė, kurios bendradarbiaujant nuo 1993 metų buvo didžiulė įvykdyta programa, norint padėti vaikams sergantiem ortopediniam ligom. Jų dėka maždaug apie 4000 vaikų sergančių įvairiom sunkiom ortopediniam ligom gavo modernę, šiuolaikinę pagalbą, buvo sumažintas jų invalidizacijos laipsnis arba pilnai išgydyti vaikai, nes šita organizacija investavo didžiulius pinigus, darbą, laiką savo, organizavo pas mus atvažiavimą amerikiečių chirurgų brigados, mokė mus visus gydytojai, specializavosi Amerikoje, perėmėm moderniausias technologijas, gavom tuo laiku labai brangius instrumentus, implantus ir tas mums leido labai greitai pasiekti likviduoti tą atsilikimą, kuris buvo Lietuvoje ortopedijoje ir mes jį įveikėm per labai trumpą laiką. Norisi padėkoti ne tik Gražinai Liautai, bet ir visai organizacijai, daktaram, kurie važiavo, kaip aš sakau, visą laiką pabrėžiu savo atostogų laiku. Čia praleisdavo atostogas, operuodami mūsų operacinėse ir padėdami Lietuvos vaikam su įvairia negalia. Ir tie tūkstančiai vaikų irgi ir jų tėvų, turbūt mano lūpom, turbūt galima taip sakyti, tarė ačiū Gražinai Liautau ir visai vaikų vilties organizacijai. Be jų pajėgų, be jų gabumų, be jų tokio smarkaus darbo mes nieko nebūtumėm atlikę. Tai mes džiaugiamės, visas čionai vaikų ligoninės štabas, visi gydytojai yra nuostabus. Ir kaip mūsų vyrchirurgas iš Amerikos sakė, kad chirurgai su auksiniam rankom. Man tas liko galvoj visuomet. Ponia Gražina Liauta atvyko iš Čikagos į Lietuvą su visa gražia šeimyna. Jos filantropinėme, labdaros, savanorystės darbe nuoširdžiai palaikančiams vyrų Džimiu, 4 vaikais ir 15 anūkų, kurie nustebino ypatingų susikaupimu, drausmingumu ir buvo tikri ligoninės svečiai. Dar kartą ačiū ir svečiams, ir auksinių rankų gydytojams, ir visam nuoširdžiam šios skyriaus personalui. Ir dar viena padėka šios ligoninės gydytojai, alergologai, docentei Odilijai Rudzevičienei. Kaip gražu. Čia tokia mūsų sielos vidus, mano dėkingumo jums. Jau 4 metus einame šio keliu ir šiaip taip norėjom atsidėkoti, nes viską, ką duoda daktarai, tai yra daug daugiau negu tas mūsų sielos toksai, nežinau, sielos dovana padaryta mūsų su vaiku, mūsų daktariai, kurie mus prižiūri tiek daug metų. Nuo pačių mažumės, kai mes buvome visai mažiukai, kai važiavome čia be kažkokios tikimybės pagydyti ir apskritai išgyventi tą ligą sunkią. O dabar mums jau gerėja ir tas yra svarbiausia. Galbūt tas ir per paveikslą ir rodom mūsų tą vidinį džiaugsmą ir pozityvumą. Iš ko tas paveikslas padarytas? Čia tokie paprasti mūsų natūralūs makaronai. Bet galbūt svarbu, kas jame įdėta. Ta dovana, tas padėkojimas, tai yra mūsų daktariai Odilijai Rudzevičienei, docentei, kuri mus prižiūri jau 4 metus, su kuria mes einam kartu su mūsų lyga, kartu su mūsų šeima ir lyga ir su daktariu, kuri tieks mums daug duoda patarimų ir gydymo klausimais.